Koksai grožis. Šiandien yra šeštadienis. Aš tikiuosi, jums gerai matosi. Žiūrėkite, žvaigždė. Dangus tenai. Morkavai. Lašišų spalvos. O čia yra mėnulis. Labai noriu pritraukti arčiau. Labai įdomu. Labai gražus vakaras. Naktį vėl bus šalna. Bet man labiausiai patinka tos spalvos. Visas pajūris tenai tokią spalvą turi. Čia jokio dirbtinio intelekto nėra. Viskas yra. Aš tik tai pritraukiau arti, kad matytųsi tos spalvos. Matot? Ir dabar mažinu. Va, čia yra žvaigždutė. Čia mėnulis. Vakar buvo toks plonas, šiandien jau biškelis storesnis. Labai gražu. Oi, kaip gražu. Dabar be 28 vakaro. Nu ir pasižiūrėkim, kokios spalvos. Kokios spalvos. Nu, neįtikėtina tiesiog. Ten žvaigždė. Ten žvaigždė yra. O čia mėnulis. Bet mane labiausiai tai žavi tos dangaus spalvos. Tokia ryški spalva, oranžinė. Ojei. Pas mane jau įsijungęs šį apšvietimas. Ten ir lauko apšvietimas, o dar viena žvaigždė šviečia. Oi. Tokios. Reiks dar išeiti vėliau, kokią 10-11. Labai gražu. O jau čiulba. O jau šneka paukščiai. Šiandien nupirkau maršiuko vietoje katiną. Iš tolo matosi.
Čiulba paukščiai kaip gražiai. Žolė tai tragiška. Reiks tvarkyti. O mano šiltnamis va, šiandien visą dieną atidarytas. Čia pelėnas kažkoks gyvena. Matosi skylės padaręs. Čia tulpių darželis. Kaip aš sakau, auginu svogūnus tulpių. Gal vienas žydės, va matosi, vienas žiedas bus. Čia gėlytės žada šitos va išlysti. Kažkas ir tulpės. Viskas sukišau čia. Ir čia tulpytės žydė. Va, žydė tulpytės. Čia narcizai, visa eilutė narcizų. Taip pražydės. Ir čia. O čia yra tulpės. Nežinau kodėl tai. Labai jau tokios gležnos, kažkas negerai. Kažko tai susiraita lapai, ar čia taip turi būti? Saulutė leidžias, vakaras. Paukščiai nebečiulba, ko jie nečiulba. Manęs išsigando. Oi, šiandien kažko tai vyras paramstė. Ai, o tenai turime špukinyčią pastatė. Vyras mano. Va, namelis paukščiukam. Ir mėnulis šviečia. Dabar 7:30 vakaro. Išėjau šiltnamį uždaryti. Tai va, kokia žolė. Reikės būtinai viską aeruoti, išpešti. Čia jau kurmis turbūt lenda, ne? Kažkas tai lenda. Va. Saulutė leidžiasi. 7:30 vakaro. Va, šiandien susitvarkiau kalnelį. Čia, kur buvo mano gėlės pasodintas, išroviau. Per žiemą buvo. Atrodo, viskas gerai. Reikės būtinai patręšti. Ir juką susitvarkiau. Nu, jukos labai daug reikėjo išrauti. Apatinius lapus, nurudavusius nupjoviau. O tas perteklinis sniegas, jisai nėra gerai. O čia visada mėgau sėdėti marsiukas. Ten jo vieta. Ir aš šiandien pamačiau šitą katiną. Ir sakiau, aš noriu to katino čia namuose. Va. Kad būtų su manimi jisai visada marsiulis. Va. Ir augalai visi tvarkingai atrodo. Reikės būtinai patręšti. Ir čia sutvarkiau. Toksai mano katukas. Sėdi savo spakainas. Uodegytė užrėtas. Reikia čia kažką sugalvoti. Ten galima kažką pasodinti, bet aš nesodinsiu. Aš įkišiu kokį nors šviečiantį daiktą. Vakare šviestų. Pasikraus per dieną. Tai va, toksai vakaras. Čia mėnulis šviečia, o ten saulutė šviečia. Saulutė leidžiasi. Va, saulė. Saulė, saulė. Viskas leidžiasi saulutė. Labai gera diena šiandien buvo. Tiek darbų pasidarėm. Ir pas mamą buvau. Mamai sutvarkiau viską, ką reikėjo. Ir vaistus nupirkom. Ir maisto pripirkom. Tai va, kas man liko, čia reikia terasą būtinai. Matot, kas darosi, kai sniegas buvo. Buvo kūrenimas, žmonės, kurie kūrena malkomis, pečius turi, tai viskas tas krenta ant sniego. Ir vat, tas visas nešvarus dalykas liko ant terasos.
Reikia nusiplauti terasą ir mano bus pasiruošta Velykom. Šiemet aš esu apsirgusi tokia nekokia ir su kojom operacija padaryta. Tai vis tiek judam į priekį, reikia judėti į priekį. Reikia gyventi, mąstyti, planuoti. O jum vat linkiu gražaus saulėlydžio. Ar matėt šiandien saulutę? Šiandien pas mus buvo saulėta diena, labai graži. Ir debesis buvo, ir saulė. Bet viskas gerai. Tai va. Mano mirsiukas va. Iš tolo šviečia berniukas mano. Katinėlis. Taip pasiilgau to katino. Žinokit, pamatau nuotraukas ir širdį suspaudžia. Taip gaila, kad jo neliko. Toks geras vaikas buvo man. Ir vyras labai pergyveno. Labai gaila, kad jo neliko. Tai vat nežinau, kas čia darosi. Čia yra apšalimas. Ar čia atžels kas nors, ar ne, nežinau. Bet vat kai būna šalnos, tai tas dalykas kenčia kiekvienais metais. Ir vis pamirštų, kad reikia pavasarį jį aprišti. Būčiau aprišusi su kokia nors medžiaga, bet čia labai didelis krūmas. Nelabai lengvai ir bus aprišti. Ir jisai bijo šalnų. Ir tų pavasarinių šalnų, ne šiaip kokių, o pavasarinių šalnų. Žiemą tai jis buvo visas gražus, nenušalęs, o vat pavasarį ir nurudavo. Tai va, tokie mūsų reikalai, toks mūsų gyvenimas. Žolę tvarkysime, samdysime žmogų, kuris atvažiuos su aeratorium ir viską išpeš. Turime dar mes šitų sėklų, pabarstysime sėklų į žemę ir bus žalia vėl. Paskiau patrešti gerai. Va šita gyva visa. Viskas tvarkoja. Čia biškį nulūžo, matau. Aha, kažko nulūžo šakelė. Tai va. Nu va, toks gyvenimėlis mūsų. Tokis mūsų gyvenimas.